Aha, skubėsiu sveikintis su mokinukais, o mieląsias koleges labai prašyčiau palikti savo paštus ir labai pasitikslinkit, ar labai tiksliai, taip, ar tiksliai įrašėte adresą, nes tada siunčiu ir gaunu gausybę pluoštų, kad nepavyko pasiekti adresatų ir tada tokia neviltis truputėlį suima, kad tarsi nori pasidalyti ir nepavyksta ir tada tokie frustratyvūs jausmai. Na kągi, gerbiamieji kolegos, matau sukvietę vaikučius, This meeting is being gerbiamieji, recorded. taip, gerbiamieji mokiniai, sveiki susirinkę į konsultaciją. Na ir šiandieną konsultacijoje, žinoma, mes su jumis aptarsime bendruosius principus. Taip, jau jūsų gerbiamieji lietuvių kalbos mokytojai jums sakė daugybę kartų, kartojo pačius išmintingiausius dalykus, bet šiandien, kai jau visi esame, taip sakant, kelio toje tiesiojoje, kai jau laukia pasiekimų patikrinimas, aptarsime ir bendrus dalykus, ir kartu su jumis nueisime tą sprendimo kelią, taigi rinksimės ir tokią praktiką, šiek tiek pasipraktikuosime, kad tiems galbūt, kuriems kyla klausimų, o gal kaip tik labai aišku, galėtume dar kartą atkreipti dėmesį į vienus ar kitus dalykus. Tai, vakar jau su lietuvių kalbos mokytojais kalbėjome ir iš tiesų jūsų lietuvių kalbos mokytojai, yra be galo atsidavę, rūpestingi ir iš tiesų apimti tokio begalinio rūpesčio, kad jums pavyktų kuo geriau, mieli mokiniai. Ir aš tikiuosi, kad per paskutinės pamokas, taip pat kaip lietuvių kalbos mokytoja, tikiuosi, kad jūs būsite atidus, kad jūs būsite kiek įmanoma įsitraukę, ir žinoma, kad jūs būsite dėkingi savo mokytojams. Ir štai visi matome, kad ta diena, kurią jau žinome, kuri be galo jaudina ir jūsų šeimas, ta 7 diena, tai norėčiau tiesiog paskatinti tą dieną išgyventi, patirti prasmingai. Labai graži diena ta prasme, kad kalendoriuje tai yra spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, o jūs tą dieną taip išdidžiai sukaupę didelį maišą žinių, kompetencijų, jūs ateisite laikyti pasiekimų patikrinimo. Su vykdymo instrukcijomis čia aš tikrai nesieksiu jūsų supažindinti, tai padarė ir jūsų mokytojai ir dar kartą, žinoma, prisimename, kad jūs ateinate likus 15 minučių, taip, ateinate apsišarvavę ne tik žiniomis, kantrybę, bet žinoma, turėdami ir asmens dokumentą, bet mes čia su jumis šiek tiek atkreipsime dėmesį į vieną ar kitą tokį dažniausią klausimą, kuris rūpi mokiniui, rūpi jo mokytojui, tėvams, ir paliesime daugiausia turinio dalykus. Ir pirmiausia, ko gero, žinau, kad vaikai išgyvena labai didelį nerimą ir labai dažnai dešimtokai, net ir tie, kurie tikrai atrodo ir skaito ir rašo, sako, jeigu man nepavyks, tai jūs visi turite žinoti, kas jūsų laukia, kokios pasiekmės, kad jeigu staiga, ištinka, nenumatyti gyvenimo atvejai, vadinamas force majoras, jūs dalyvaujate, ketinate dalyvauti, bet yra pateisinama priežastis arba jums nepasiseka, tai jūs turite, taip sakant, ir galimybę, ir teisę perlaikyti pasiekimų patikrinimą pakartotinėje sesijoje. Kai mokinys kartais sako, štai ir mano dešimtokai šiandien sako, nežinau aš tų meninės raiškos priemonių, kai pabandžiau jų pasiteirauti, tai jūs turite žinoti, kad be abejo, tuos pavadinimus, tas literatūros savokas jūs turite išmanyti ir žinoti, mes apie tai, tarsi to tikimės, bet iš tiesų, yra tikrinamos ir vertinamos, mieli mokiniai, jūsų kompetencijos, o per 10 metų jūs iš tiesų įgijote labai nemažai kompetencijų. Jūsų, pažinimo kompetencija atsiskleis, kaip jūs atliksite darbą, taip kaip atsakysite į klausimus. Jūsų komunikavimo kompetencija jau dabar tikrinama ir atsiskleis per patikrinimą, todėl kad jūs girdėsite vykdytojo instrukciją. Jūs girdėsite, kad iš patalpos negalite pasišalinti daugiau negu 5 minutes, taip, jūs girdėsite, ką turite daryti, kad neturite skubėti pateikti darbo.
Vadinasi, tas klausymas, girdėjimas, įsiklausymas, taip, ir į dabar į mokytojų žodžius, ir vėliau į vykdytojų paraginimus yra labai svarbus. Skaitmeninė kompetencija, kurią jūsų karta yra įvaldžiusi, na, kaip nei viena kita, tai iš tiesų jūs atskleisite toje skaitmeninėje erdvėje, atlikdami užduotį, žinodami, kaip, taip sakant, dirbti su pele, kaip klaviatūra taisyklingai surinkti tekstą. Kultūrinę kompetenciją atskleisite na ir patys, na, išdidžiai, taip sakant, pasitikėdami, na, arba tiesiog ir santūriai atėję į pasiekimų patikrinimą, taip, besilaikydami visų elgesio normų, na ir žinoma, pirmiausia, atskleisdami tą savo kultūrinę kompetenciją savo rašto darbe. O tam reikės ir kūrybiškumo kompetencijos, nes kūrybiškumo problema, kūrybiškumo kompetencija tai yra ir problemos sprendimas. Vadinasi, visa diena rytoj, visas testas tai bus kartu grindžiamas ir kūrybiškumo kompetencijos atskleidimu. Na, kadangi jūs taip išdidžiai atstovausite savo klasiai, savo šeimai, savo gimnazijoms, mokykloms, taip jūs atskleisite ir pilietiškumo kompetenciją. Na ir žinoma, laiko planavimas, jūs turėsite 3 valandas ir turėsite per jas suspėti atlikti labai daug užduočių. Taip, tai čia atsiskleis jūsų socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos kompetencija. Jūs jau žinote, kad atsinešate, pavyzdžiui, ar buteliuką vandens, taip, kad ateinate apsišarvavę ten, tarkim, pieštuku, rašikliu, mėlynos arba juodos spalvos tušinuku, taip, jums bus pateikiami ir lapai rašyti, juodraštyje jūs šitą užsirašysite. Reiškia, jau pasitelksite ir planavimo, taip ir numatymo strategijas. Vadinasi, visa tai ir yra vertinama pupe. Dabar prašau jūsų perskaityti skaidrę, ką jūs čia matote. Ir labai būtų smagu, jeigu, na, kas nors, kuris nors drąsuolis, garsiai mums paskaitytų, ką čia išvelgėte. Bet kol kas visi žvelkite ir tyliai skaitykite. Na, gal kas nors jau galėtumėte pakelti ranką, kad aš pamatyčiau, nes, na, nepavyksta taip, na, sužiūrėti visko. Taip, na, matau, rankų jau yra, tai prašom, drąsiai įsijungiame mikrofoną ir perskaitome. Na, drąsiai prašau. Nežinau, galbūt čia aš viena, kuri nematau skaidrių jokių. Vaikai, ar jūs nematote skaidrių? Mes tai Matom. Matom. Taip, tai gal pabandykite išeiti ir vėl sugrįžti. Pabandome tokią manipuliaciją. Taip, taip. Aš tik matau skaidrę. Aš jau perskaityti. Tai labai būtų malonu, prašom. Visiškai nesvarbu, kokia tvarka raidės išdėstytos žodžiuose. Svarbu, kad dabar paskutinė raidė būtų savo vietoje, vis tiek tekstas yra puikiai skaitomas. Tai yra dėl to, kad skaitydami mes žiūrim ne kiekvieną raidę iš eilės, bet visą raidžių rinkinį iškart. Taip, kaip šaunu. Ir aš esu tikra, kad ir tie, kas, na, štai matau, kai kurie stebite net ir, na, susirinkę didesnėje erdvėje, tai, na, ir jūsų mokytojai randa būdų, kaip, na, jums įrodyti, kad jūs gebate skaityti. Tai dabar visi, kurie perskaitėte šitą tekstą, na, matote, kad jeigu jūs gebate perskaityti tokį, na, sakyčiau, komplikuotą tekstą, taip, kuriame sumaišytos raidės, tai reiškia akivaizdu, kad jūs esate pasirengę, na, ketvirtadienį puikiai, na, atskleisti savo gebėjimus, skaitymo gebėjimus, taip ir, na, pupe. Na ir kaip matote, tas žinių ir supratimo lygmens gebėjimus jūs ir atskleisite, atpažindami ir įvardydami svarbią informaciją, taip, suprasdami pagrindinę mintį, sąvokas, na, pasakydami ten, kur reikia, pavyzdžiui, atvirose užduotyse savais žodžiais.
kai atsakysite į klausimus, ieškosite informacijos vis ir vis grįždami prie teksto, na, tinkamai vartosite žodžius. Jūsų tikslas rinkti kompiuteriu kuo taisyklingesnį tekstą. Ir čia šioje vietoje aš vėl klausiu, na, ar matote besikeičiančias skaidres, mėly mokiniai ir mokytojai? Taip, matau, kelia ranką vaikinai, taip, labai ačiū už atsakymą. Na ir žinoma, jūs susidursite šiame etape ir su aukštesniojo mąstymo gebėjimų reikalaujančiomis užduotimis, kai jūsų bus paprašyta, na, paanalizuoti ir interpretuoti tekstą, tai yra paaiškinti, ką reiškia vienas ar kitas dalykas, kai jūs turėsite išreikšti savo nuomonę, taip, na, įvertinti, na, taip pat įžvelgti priežasties ir pasekmės ryšius, arba kitaip tariant, netgi argumentuoti, kodėl taip manote, padaryti išvadas. Tai taip pat bus jūsų atskleidimas, taip, jūsų gebėjimų. Dabar iš tiesų vieni pretenduosite, mėly mokiniai, galbūt į tą, na, slenkstinį pasiekimų lygmenį, kiti sieksite aukštesnių. Yra sakoma, kad mes visi turėtume, na, siekti daugiau, kad turime kilti paskui savo svajonę, bet pasižiūrėkite, kad ir tam slenkstiniam pasiekimų lygmeniui reikia ne tiek jau ir mažai. Mes matome, kad reikia išmanyti literatūros rūšis, taip, kad reikia skirti grožinius ir negrožinius tekstus, na, o aukštesnis pasiekimų lygis reikalauja vis daugiau. Todėl, na, kiekvienas savo, taip sakant, savo būdu, pagal savo pajėgumus, jūs pasieksite tam tikrą lygį, bet dabar, jeigu pamatėme šiek tiek ir stepterėjome minutėliai prie slenkstinio pasiekimų lygio, tai irgi matote, kad aukštesnysis pasiekimų lygis reikalauja ir paaiškinti, ir interpretuoti, taip, ir, na, pabandyti vertinti, savarankiškai aptarti kūrinį, na, rašant rašinį atskleisti vėlgi skirtingą požiūrį į tą temą ar problemą. Ir vėlgi netgi polemizuoti kai kur, rašyti taisyklingai. Tai čia jums kartu matyti, kad reikia kartais, na, tiesiog ir save įsivertinti, neturėti tokių per didelių lūkesčių, nekelti galbūt tokių per didelių lūkesčių, na, ir sistemai ir taip toliau. Na, tiesiog šiuo metu, ką jūs galėtumėte padaryti, mėly mokiniai, tai jūs žinote, jūs dar turite laiko perskaityti ir vieną kitą graikų mitą, taip, ir pasikartoti meninės raiškos priemonę ir, na, tiesiog labai įsitraukę pabūti, padirbėti lietuvių kalbos pamokose, pabūti lietuvių kalbos lauke. Na ir kiek dalių, tai jūs jau žinote, kad tai yra 3 dalys, bet iš esmės ta pirmoji ir antroji, na, mes mokytojai ją vadiname tokia testo dalimi, na, o paskui rašymo dalis, taip. Jūs žinote, kad visas 3 dalis jau matėte atmintinės, taip, mes galėtume, na, įvardyti arba įvertinti, taip sakant, taškais. Ir labai akivaizdžiai matome, kad būtent rašymo dalis yra 30 taškų vertinama, tokia brangiausia, tarsi daugiausiai jūsų pastangų reikalausianti dalis. Iš viso 60 taškų, na, ir kadangi jums taip pat rūpi, kada jūs galite pasiekti slenkstinį lygį, tai tiesiog irgi matote, kad, na, reikia tikrai surinkti 19 taškų, vadinasi, reikia dėti maksimaliai daug pastangų, kad ir testo, na, dalys nebūtų peršoktos. Įsiskaitykite į užduotis, pabandykite pasvarstyti, kodėl taip, o ne kitaip. Na ir štai dabar šitą sistemos, na, ekraną jūs tikrai esate matę. Čia paprastai mes mokytojai jau apie tai pradedame kalbėti ir 9 klasėje, ir 10 klasėje, ir skatiname vaikus ir savarankiškai atlikti šias užduotis, taip, ir kartais kartu klasėje atliekame. Tai svarbu, kad jūs pažintumėte šitą sistemą, turite laiko dar ir namuose atlikti vieną kitą užduotį. Dabar, kaip jau ir minėjau, kadangi tai kompetencija, na, susijusi, laiko valdymo kompetencija susijusi su socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos, tai jūs turite žinoti, kiek jūs turite savo kišenėje, taip sakant. Tai yra 3 valandos. Ir su tomis 3 valandomis šiemet jūs galite elgtis kaip norite, kaip jums patogu, kaip jūs esate įpratę dirbti.
Tai jeigu matote, kad, tarkim, testo dalį jūs skiriate daugiau laiko, vadinasi, mažiau laiko turėsite rašymo daliai. Todėl jums yra rekomenduojama ir mokytojai paprastai rekomenduoja. Ir kalbų apraše taip pat yra tokia rekomendacija skirti po 90 minučių maždaug ir vienai, ir kitai daliai. Kaip jūs besielgsite, žinokite, kad dabar tas sutaupytas laikas yra perkeliamas, nes tikrai mokytojai ypač dėl to nerimaujame, o kaip yra, tai tikrai nacionalinė švietimo agentūra tikina, kad tai, pavyzdžiui, jeigu jūs pirmąją ir antrąją dalis, tą testinę dalį atliksite, pavyzdžiui, per valandą ir turėsite sutaupytas 2 valandas, tai tas 2 valandas jūs galėsite skirti rašymui. Taigi, kitaip tariant, planuokite laiką, būkite, to laiko savotiškais valdytojais. Jūs būsite apriboti, taip, 3 valandomis, bet kaip jūs veiksite tose 3 valandose priklauso jau nuo jūsų pačių, taip sakant, įsitraukimo ir gebėjimų. Dabar ko tikimasi, tai skaitymo dalyje be abejo jūs skaitysite 700 000 žodžių tekstą. Ką galėtumėte padaryti šiandien grįžę namo, jūs galėtumėte tiesiog kompiuterio ekrane susirasti tekstą, pasimatuoti, kiek žodžių jis apima, taip, pavyzdžiui, 1000 žodžių ir susikaupę, nusistatę laikmatį, perskaityti tą tekstą taip, kad jį suprastumėte, neskubėdami perskaityti kuo greičiau ir vartydami žodžius tarsi tuos tuščius riešuto kevalus, bet suvokdami teksto prasmę. Jau galite tada numatyti, kiek laiko jūs, mieli mokiniai, galėsite skirti būtent teksto skaitymui. Jūs žinote, kad jūsų laukia 2 tekstų tipai, dažniausiai taip yra būna, tai būna pateikiama, tai yra grožinės literatūros tekstas, tai yra enciklopedijos, žiniasklaidos tekstas, tai tam esate nusiteikę. Gali būti vienas kitas neverbalinis elementas, bet mes niekada nežinome, kaip bus. Mokytojai jums jau sakė, ne kartą kartojo, kad jūsų laukia įvairios temos ir tos temos gali būti susijusios su 9-10 klasės temomis iki baroko. Taip, ir daug kūrinių jūs skaitėte per pamokas, prisiminkite visus skaitytus tekstus, ar jie savarankiškai buvo jūsų toliau skaitomi namuose, jau net ir nesvarbu, bet per pamokas jūs darėte labai daug. O tai, kas skaitėte jau namuose kaip savarankišką skaitinį, tai be abejo, čia yra didelis džiaugsmas ir jūs savo labai padėjote, todėl kad tai taip pat nešatės kaip tokį žinių maišą. Taigi prisimenate visą, kas skaityta, kas nagrinėta ir visa tai jau ateina į jūsų rašinį. Kokie skaitymo gebėjimai tikrinami, tai be abejo, visa tai nuolatos yra daroma per lietuvių kalbos pamokas. Net tada, kai mokytojas nepasako, kad mes ruošiamės pupui, jūs iš tiesų jam ruošiatės, nes skaitote tekstus, juos aptarėte, analizuojate, išsakote savo nuomonę, čia kartu šalia teksto taip pat išmokstate naujų sąvokų, vadinasi, jūs turite per žinių patikrinimą atskleisti taip, kaip suprantate teksto turinį ir raišką. Taip. Ir žinoma, jūsų dalis užduočių, daugiausia užduočių bus vertinama automatiškai. Tačiau jūs turėsite tokius klausimus, už kuriuos neretai mokiniai praranda taškus ir kadangi esu mokytoja, kaip ir jūsų mokytojai, kuri taip pat ir vertina mokinių pupo darbus. Tai labai akivaizdžiai matau, kad labai dažnai mokiniai be reikalo praleidžia tuos išplėsto atviro atsakymo klausimus. O tie klausimai yra tokie pat kaip ir visi kiti. Tai jūs pažvelkite, štai kai reikia pasirinkti, be abejo, mes perskaitome atidžiai klausimą, ieškome pasirinkimo, taip, randame tą, kuris artimiausiai susijęs, šalia jau kybo tekstas kitame laukelyje, mes į jį pasižiūrime, jeigu abejojame. Pasirinkimas gali būti ir kitaip atsiveriantis, ne kartą esate išbandę, tai gali būti ir ta vilkimo funkcija, ar ne, kuri padeda skirstyti. Bet dabar aš noriu stabtelėti prie
išplėsto atvirojo atsakymo klausimus, tai yra tokios klampios vietos, kurioje mokiniai dažnai klumpa, o kartais ir palieka tuščią vietą. Tai dabar noriu labai paprašyti jūsų šioje vietoje neskubėti to atvirojo atsakymo klausimų praleisti. Tai yra klausimai, kurie dažnai siejami su aukštesniaisiais gebėjimais, nes reikia kartais palyginti tekstus, išreikšti savo nuomonę, taip pateikti argumentų iš teksto. Bet štai matome tokio tipo užduotis, kai reikia lyginti, taip, kai reikia išreikšti savo nuomonę, lyginant tekstus, ne veltui tokios užduotys jos brangiai ir kainuoja, matote, net 5 taškai. Aš tikiuosi, kad visi matote skaidres. Bet mes su jumis pažvelkime štai į pavyzdį ir truputėlį pakomentuosiu pavyzdį. Esu tikra, kad ne kartą dirbote, matėte skaitmeninėje erdvėje tokį klausimą. Pirmiausia yra pasiteiraujama. Pavyzdžiui, čia nesvarbu, kad šito teksto neskaitėte, mes dabar į bendrą principą tiesiog pažvelgsime. Ar jūsų manymų medžiotojas nubaustas pelnytai? Taip, vadinasi, klausimas reikalauja vienokio ar kitokio atsakymo, arba taip, arba ne. Jūsų prašo atsakyti argumentuojant, remiantis tekstu. Ir čia jūs matote 2 mokinių atsakymus. Taip, mokinys tiesiog turi išsakyti savo poziciją, vertintojas nevertina mokinio pozicijos. Mokinys gali mąstyti ir vienaip, ir kitaip, tai jūs matote, kad užduotis visiškai neriboja jūsų kūrybiškumo, jūsų tokio savarankiško mąstymo, bet užduotis reikalauja pagrįsti savo mintis. Vadinasi, jeigu jūs pasirenkate vieną ar kitą poziciją, jūs tą savo mintį galite pagrįsti tiesiog remdamiesi tam tikrą priežasties ir pasekmės, taip raiška, taip sakant, yra taip, nes, taip yra todėl, kad, arba, pavyzdžiui, dėdami tašką, pavyzdžiui, aš manau, kad medžiotojas nubaustas pelnytai. Taip ir toliau galima dėstyti, jis išdavė perkūno paslaptį ir taip toliau paaiškinama, ar ne? Taigi čia svarbiausia pats principas, kad jūs atsakote išsakydami savo poziciją ir argumentuojate, kodėl taip manote, bet argumentuojate ne bendrai, nes kartais mokiniai sutrikę, jausdami stresą toje situacijoje pradeda kalbėti bendrai apie savo patirtį ir gyvenimą. Jūsų patirtis ir gyvenimas yra neįkainojami. Bet čia jūs žinote, kad čia turite atskleisti teksto suvokimą, teksto supratimą. Todėl visus savo atsakymus grindžiate tekstu. Pažvelkime į kitą klausimą, taip pat atvirą. Čia jau klausimas, kuris reikalauja lyginti 2 tekstus. Štai jūs turite, remdamiesi abiem tekstais, pagrįsti arba paneigti ir jūsų atsakymas turi būti netrumpesnis negu nurodyta užduoties sąlygoje, tilpti ir dar vienas žingsnis turi būti rašoma taisyklingai. Mes lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, kaip ir jūsų šeimos, svajojame, kad jūs rašytumėte taisyklingai, siekiame to taip, bet kiek įmanoma tuo metu, kai rinksite tekstus kompiuteriu, pasistengkite, kad atsirastų ir E raidės, ir Š, ir Ž, visa tai turi būti, nes tokio tipo klausimuose vertinamas taisyklingumas. Nereikia skubėti. Tiesiog paieškokime kompiuterio ekrane, kad tekstas atrodytų tvarkingas. Ir dabar žiūrime taip, kad kaip ir matematikoje, jūs mokotės skaityti sąlygą, lygiai taip pat yra ir tokio tipo užduotyse. Jums labai aiškiai pasakyta, kad jūs turite remtis ne kuo kitu, o kad jūs, mieli mokiniai, turite remtis 2 tekstais, kad jūs turite taip pat išsakyti savo poziciją, taip, kad jūs turite parašyti 3 sakinius, bent jau 3, gali būti žinoma ir daugiau, ir turite rašyti taisyklingai. Vadinasi, kaip matome, jūs turite, atlikdami šią kompleksinę užduotį, žengti 4 arba net 5 žingsnius. Ir čia nesvarbu, kad šito teksto galbūt ir neskaitėte, mes matome, kad pirmiausia mokinys išsako teiginį, tai yra pasako poziciją, kad taip galima pasimokyti, ir tada remiasi skaitytą sakme, paaiškina, ir remiasi skaitytų publicistiniu tekstu, tai yra Šukytės tekstu, irgi paaiškina. Taip,
Na ir matome, ką mato vertintojas. Kodėl jisai šitam atsakymui jau skirs 4 taškus, nes mato suformuluotą atsakymą teiginį, matoma, kad remiamasi argumentuojant 2 tekstais, kad tekstas yra rišlus ir jį sudaro 3 sakiniai ir dar pasižiūri, ar kalbos požiūriu taisyklinga. Tai štai čia, mėly mokiniai, į tai, ką labai norėjome atkreipti dėmesį, tokio pobūdžio užduotyse pasistengkite jų nepraleisti, įsiskaityti į jas, nes jeigu perskaitėte šio susitikimo pradžioje matytą tekstą, kur žodžiai atrodo sutrikę, tokie visiškai išklibinti, taip, tai jūs galite perskaityti ir suprasti bet kurį tekstą. Na ir tų tekstų būna pačių įvairiausių, bet aš matau gerbiamo Artemijaus ranką. Prašom, Artemijau. Na, gal ne taip supratau, tai jeigu ką, prašom tada kelti drąsiai rankas, nes dabar, mėly mokiniai, dar nespėjus skaityti, ką jūs rašote pokalbių skyrelyje, bet paskui pabaigoje jau tikrai perskaitysiu ir jeigu gebėsiu, tai atsakysiu, o gal tada padedama jūsų gerbiamų mokytojų. Na, tai kaip matome, tų tekstų gali įvairių būti. Štai, matote, 23-24 metais dabartiniai 12-okai buvo apdovanoti pasaka Eglė Žalčių karalienė. Taip, būna ir daugiau tekstų, pačių įvairiausių, taip ir graikų mitų. Todėl mes, lietuvių kalbos mokytojai dabar ir sakome, dar galime prisiminti graikų mitus, tai neilgi tekstai, kuriems perskaityti reikia ir nedaug laiko. Dar galime prisiminti ir Joną Biliūną, taip, galima perskaityti ir jo ubagą. Mano 10-okai tiesiog laikmetį nusistatė, laikmatį tikrino, kiek, pavyzdžiui, kiek Jono Biliūno ubagui reikėjo skirti laiko. Paaiškėjo, kad tik 20 minučių. Sako, ne tiek daug ir buvo viskas aišku, ir jau turi kūrinį, kurį nešasi į rašinį, tarkim. O galbūt netgi gali tekti ir skaityti. Tai čia tiesiog tie dalykai, kuriuos jūs esate įpratę ir dar kartą toks paryškintas atsakymų modelis, kad matytumėte. Išsakau savo nuomonę ir būtinai ją paaiškinu, pagrindžiu, kitaip tariant. Taip, tas žodis pagrįsti, mes grindžiame savo žodžiais, aiškinimu tarsi gatvės grindinį, ar ne, paaiškiname, kodėl taip manome ir būtinai remiamės tekstu. O ką reiškia remtis tekstu? Tai reiškia arba perpasakoti jį, persakyti, perfrazuoti arba pacituoti. Galite ir perfrazuoti, ir dar paremti citatą. Čia galimos įvairios strategijos. Ir kaip matome, čia tiesiog pavyzdys mokiniams, kad matome, kad jūs galite apgalvoję, taip pasirenkate vieną teiginį, taip, o ten, kur reikia daugiau teiginių, tai reikia tada jau žinoma, ten būna ir parašyta, kad yra daugiau kažkokių pateiktų, tarkim, tiesiog nurodyta, kad jūs, pavyzdžiui, daugiau turite pažymėti, daugiau negu vieną teiginį. Taip, nes užduoties sudarytojų pozicija yra tokia, kad padėti mokiniui atskleisti tai, ką jis moka, o ne tai, ko nemoka. Dabar pereikime prie kalbos pažinimo, kuris kaip ir skaitimas yra vertinamas 15 taškų ir kaip matome čia iš kalbos aprašo, kalbų užduočių aprašo, jūs rasite užduotį susijusią su kalbos morfologija, rašyba, sintakse ir skyryba. Tų užduočių anksčiau būta įvairiausių ir tiesą sakant, mes, lietuvių kalbos mokytojai, labai dažnai pratindami vaikus dirbti toje sistemoje, susiduriame su klausimais, o kokios užduotys bus, kokių tikėtis, bet, tai mokytojai jau išskaitė kalbų apraše, kas tai bus. Ir dabar, miela Erika, kelia ranką, prašom. Norėjau paklausti, kiek mes matysim automatinių taškų? Jūs matysite visus automatinius taškus, kuriuos vertins, kurie bus vertinami automatiškai. Jūs atlikę užduotis iki galo, parašę rašinį ir pateikę savo užduotis, jūs jau matysite visus automatinių užduočių taškus. O kiek jų bus?
O kiek jų bus, tai čia, žinote, dar kol kas sunkoka pasakyti, nes kiekvienais metais jų gali būti truputėlį kitaip. Na, jeigu žiūrime į bendrą principą, tai maždaug, 5-7 taškai iš teksto suvokimo, maždaug 7-8 taškai gali būti neautomatiškai vertinami, taip, ir tie 30 taškų, kuriuos jūs neautomatiškai vertindami gausite už savo rašinį. Taip, tai bus neautomatiškai. Tai maždaug, taip galima sakyti, beveik, sakyčiau, mažiau negu pusė jūs matysite taškų. Taip, nes atsimename. Teksto skaitymas 15 taškų, iš kurių dažnai 2 atviri. Taip, tada kalbos vartojimas 15 taškų ir čia jau nėra atvirų, dažniausiai automatiški. Ir 30 taškų tai yra atvira. Tai dabar tiesiog suskaičiuokime 15 ir 15, 30 ir atimkime, pavyzdžiui, kokius 7-8. Tai čia jau tada ir matysite tą matematiką. Bet čia tikrai atsakyti negaliu, nes šitoj vietoj nesu užduoties sudarytoja ir todėl matysite, kad tikrai šiuo atveju norėtųsi sakyti didesnę dalį taškų matysite, bet taip nėra. Turėsite kantrybės ir išlauksite, kol gausite galutinius rezultatus. Bet čia labai tokių įdomių mokiniai netikėtų klausimų pateikia ir tiesą sakant, tada suvoki, kiek daug dar turi išsityrinėti, kad galėtum į juos atsakyti. Tai netgi atlikite eksperimentą ir pasižiūrėkite savarankiškai. Štai atliekate vienu ar kitų metų užduotį ir kiekgi belieka. Ir čia mokiniams paprastai naudinga pasipraktikuoti ir mokytojai jūs kviečia kartu atlikti vienas ar kitas užduotis. Tai gal jeigu turės šias skaidrės, gal ir su jumis pasidalins, bet dar kartą akcentai, kad štai kalbos vartojimo užduotys gali būti įvairios ir štai čia mokiniai irgi mato, kad reikia pažymėti ir teisingus ir neteisingus, taip, pasirinkti tai, kas artimiausia, tai kreipinį, įterpinį, vienarūšę sakinio dalis, visi mokate, taip, tiesiog reikia kartais atgaivinti tas savokas, taip, ir tada paanalizuoti, o kas čia tikrai tinka, kas čia kartais taikome modelį, kas tikrai tinka, o kartais kas tikrai netinka. Ir toliau kitas žingsnis tai yra jau rašymo dalis. Tai prašom, Evita. Aš turiu klausimėlį, ten yra viena užduotis, kur reikia pasirinkti, ar tai ten A nosinė, E, ar kažkokia kita forma žodžio ir panašiai. Ir taip pat prie visų šitų langelių yra langelis palikti tuščią langelį. Tai ar šitas langelis gali būti kaip teisingas atsakymas, ar čia jau skaitosi kaip tiesiog nepateikia jokio atsakymo? Pagal užduočių sudarimo logiką tai gali būti laikoma ir teisingų atsakymų, jeigu jūs matote, kad niekas iš pateiktų variantų netinka. Taip, bet dažniausiai mes matome, jeigu pagrįžėsime ten iš tiesų ir patyrinėsime, dažniausiai visgi yra pateikiama, ten tarkim 3 variantai kokie, ar ne, be tuščių langelių. Bet pagal testų sudarimo metodiką čia jau iš tiesų kartais ir paliekamas tas langelis kaip vienas iš tokių galimų pasirinkimų. Ačiū už atsakymą. Taip, toks truputėlį, kaip sakant, nelabai gal ir rišlus atsakymas, bet žinokite, kad yra tam tikra užduočių sudarimo logika, todėl, pavyzdžiui, kai jūs renkatės iš tų pačių teisingiausių, tarkim, jums pateikti teiginiai ir jūs turite pasirinkti vieną iš teiginių, ar ne? Tai, pavyzdžiui, labai dažnai kiti teiginiai būna artimi, tai pagal testų sudarimo logiką vėlgi, kad nebūtų visiškai tokie lengvai atpažįstami, kad mokiniai skatintų nespėti, tiesiog, o analizuoti. Tai tam tikrą prasme čia mokinys kviečiamas tarsi į tą analizę teksto. Ir dabar jūs matote jau 3 dalį, vieno tipo užduotys, taip, ir dabar čia aš įmečiau keletą kriterijų iš paprastai tose skaitmeninėse erdvėse pateikiamų dalykų. Taip. Ir čia dabar
į ką noriu atkreipti dėmesį, kad kai jūs rasite tokio pobūdžio, ten tarkim, klausimus, į ką jūs turite atkreipti dėmesį, būtinai dėmesingai perskaitykite, nes pavyzdžiui, ten tarkim vienais metais yra rašoma, kad jūsų darbas turi būti atskleisti individualius gebėjimus, parašyta kūrybiškai, o pavyzdžiui paskui mes vertinimo instrukcijose to nematome, todėl turime suprasti, kad keičiasi truputėlį, koreguojama ir atsižvelgiant ir į tėvų, ir į mokinių, ir į mokytojų išsakytas pastabas, yra kai kada koreguojamos ir tos vertinimo instrukcijos, vertinimo kriterijai šiek tiek, jie iš esmės daugybę metų nesikeičia, bet gali būti vienas kitas koregavimo dalykas. Ir štai rašymo užduotyje, mieli mokiniai, jūs turite pasirinkimą, jūs turite pasirinkti vieną iš 3 temų, parašyti 200 žodžių, parašyti taisyklingai, būtinai nurodyti pastraipas, taip, būtinai tekstą skirstykite pastraipomis, tegul jūsų rašinyje mažiausiai būna 3 pastraipos, kai kurie mokytojai mes pratinam mokinius rašyti 4 pastraipas, kai kurie rašo 3 pastraipas, bet svarbiausia, kad tos struktūrinės dalys būtų. Pasistengkite, mes su mokiniais esame išbandę ir jūs pasistengkite, kad jūsų pirmas pastraipos sakinys būtų atitrauktas nuo krašto. Temos pasirinkimą jūs jau matote štai čia viršuje, taip. Jeigu tai yra citata, kuri jums artima, galbūt savo tematika, tai galite ją pasiversti savo mintyse klausimu, taip. Ir tada, tai irgi bus toks jūsų kelias, bandymas atsakyti į klausimą. Kartais, kaip matome, visos temos būna pateikiamos kaip klausimas. Ir jūs turite galimybę rinktis, taip, rinktis tarp to, tos temos ir tarp to, kas yra, žodžiu, kokį žanrą renkatės. Kartais mes mokytojai jau tiesiog iš nevilties sakome savo mokiniams, kad remkitės literatūros, kultūros žiniomis ir savo patirtimi. Žinoma, sava patirtis yra labai labai svarbi, bet žinokite, kad štai aš po ranka esu pasidėjus teksto turinio vertinimo normas ir juose labai aiškiai vaikai yra pasakyta, kad štai jeigu mokinys remiasi literatūros ir kultūros žiniomis ir savo patirtimi, jisai gauna, pavyzdžiui, 3 taškus, nors aukščiausias yra 5, taip, bet jeigu jau mokytojas, tai yra vertintojas, kai vertina, neranda kultūros žinių, taip jau daugiau negu 2 taškų parašyti negali. Todėl čia prisiminkite visą, ką skaitėte, gal jūs, šiek tiek, taip sakant, paveiks, gal, suteiks idėjų ir tie pirmos dalies tekstai pateikti, gal jūs prisiminsite kitus skaitytus tekstus. Taip pat rašymo dalyje jūs galėsite remtis be abejo, galėsite remtis ir žodynais, taip, ir tie žodynai jums labai aiškiai padės, tiesiog pasitikrinti, pavyzdžiui, ką reiškia vienas ar kitas žodis. Taip, taip pat, kas mokotės galbūt tautinių mažumų mokyklose, turėsite galimybę pasižiūrėti į dvikalbį žodyną. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas iš tiesų yra naudingas, nes jūs galite pasitikrinti, pavyzdžiui, net jeigu rašote ten, tarkim, žodį, sklęsti, taip, tai jūs galite visą žodį atrasti, bet, pavyzdžiui, galbūt žodį, ten, tarkim, dabar ąžuolą, ar ne? Galūnės jūs nerasite, bet pasitikrinti, kaip rašoma žodis ąžuolas, nors gal retas, kuris klysta, tai tikrai galite. Arba, pavyzdžiui, toks atrodo paprastas žodelytis, jaustukas ačiū, ar ne? Bet toje streso situacijoje, žiūrėkime, mums ir kažkaip ima atrodyti kitaip, tai vėlgi galima pasižiūrėti į žodyną, dalelyčių rašybą. Jūs galite pasitikrinti ir pagerinti savo darbą, tiesiog čia ir dabar per rašto darbo užduotį pasitikrinti žodyną. Ir ką reikėtų padaryti, jūs būtinai turėtumėte dabar, pavyzdžiui, šiandieną grįžę namo prisiminti abėcėlę, nes mokiniai paprastai yra tų, kurie išmoksta, o tų, kurie primiršta, taip pat yra ganėtinai daug, prisiminti abėcėlę ir pasidomėti, o kur ta abėcėlė yra tų žodynų pradžioje. Taip, matau pakeltų rankų, prašom, miela Goda. Norėčiau paklausti, o apie tą lietuvių kalbos žodyną, o jį savo reikės atsinešti, ar pati mokykla turės? Ne, jūs atsinešite, mėly mokiniai, štai pasižiūrėkite tik faktiškai rašiklį juodos ar mėlynos spalvos, jums mokytojai jau sakė apie tai ir dar pakartos ir rytoj.
taip atsinešite pieštuką galbūt, trintuką, na gal reikės ten, tarkim, na taip yra vykdymo instrukcijoje parašyta, o O- žodynais aprūpina mokykla. O kiek kartų, pavyzdžiui, galės versti žodyną, ar čia nebus? E, Skaičiuota. Tokių tikslių įrašų, kiek kartų vaikas gali naudoti žodynų, mes vykdymo instrukcijoje neturime. Na žinoma, kadangi ten žodynų skaičius bus ribotas, tai jūs jau neturėsite galimybę nuolat jį būti pasidėję, bet tokiu atveju vykdytojas jūs tikrai informuos, duosite ženklą ir vykdytojas jums jį ar paduos, ar panašiai. Matau gerbiamo Juozo ranką, prašom, ačiū Goda už klausimus. Tai norėčiau paklausti, jeigu, vat, pavyzdžiui, rašyčiau lietuvių ten rašinį, ne patį rašinį, bet užduotis, tai žodynų kaip ir galėsiu naudotis ar nelabai? Jeigu rašysite rašinį žodynu pagal instrukciją, jūs galėsite pasinaudoti. Bet pirmoje testinėje dalyje žodynų nebus galima naudotis, nes jūs patys turėsite atskleisti, kaip jūs, taip sakant, įvaldę esate vartoti kalbą. Tai tik rašto, na, dalies toje užduotyje antrame žingsnyje. Tai va, na ir kaip matote, mes vertintojai tada jau žiūrėsime, mėly mokiniai, į tai, kokį jūs lygį pasiekėte ir dar kartą, na čia toks akcentas, tai ir epika, ir lyrika, ir drama, ir kiti dalykai. Na ir žinoma, linkėdama jums tokio sklandaus pasirengimo, dar taip pat norėčiau, na, truputėlį stabtelėti prie kai kurių tokių dalykų, kurie, na, norisi dar ir praktiką paliesti, bet matau, kad tos 45 minutės dėja labai tokios trumputės. Tai dabar, pavyzdžiui, ką aš rekomenduočiau padaryti, na, tai jūs patys kartu su mokytojais ar savarankiškai, na, pavyzdžiui, galite perskaityti mitą, tarkim, Dedalas ir Ikaras. Taip? Labai gražus mitas, jūs visi jį esate skaitę, vadovėliuose paprastai jisai būna pateikiamas, nesvarbu, iš kurios leidyklos vadovėlių jūs dirbate. Ir šitas mitas, pavyzdžiui, asmeniškai mano mokiniams labai padėjo netgi, na, suprasti, kad pasirodo mitas, nors aš jiems tą esu daugybę kartų sakiusi, bet, na, jiems, na, tarsi atvėrė akis ir jie suprato, kad mitas gali būti pateiktas ir kaip labai, na, toks svarbus rimtas argumentas. Tai pavyzdžiui, labai rekomenduoju atlikti, savo dabar galite užsirašyti 22-23 metų testo pavyzdį. Taip, patys tekstai labai įdomus, na ir tiesiog pasvarstyti, o kasgi čia tiktų. Ir štai, pavyzdžiui, na, atlikdami šį testą, jūs jau galite atpažinti, pavyzdžiui, perskaitę visą tekstą, jūs jau galite matyti, kad kalbant apie Dedalą ir Ikarą, taip, tai be abejo, kad, na, Dedalo mitas atskleidžia, na, ir laisvės troškimą, ir ilgesį, taip, ir aistrą, ir polėkį, taip, na, kuris pavojingai apakina. Taip, ir vėlgi, na, pasvarstyti, kaip galėčiau atsakyti, ir štai jūs jau pasirenkate formuluotę, taip, išreiškėte savo nuomonę ir būtinai pagrindžiate savo nuomonę ne savo gyvenimo patirtimi, o būtent tekstu. Na ir tada visai kitoks tekstas, tai yra du, taip sakant, generation ar ne žaidimas. Čia dabar truputėlį ironizuodama perskaitau Donato Petrošiaus puikus tekstas, kuris, na, taip pat skatina gilintis į tam tikrus dalykus ir atsakyti į klausimus. Klausau, mielas Artūrai. Na, drąsiai klauskime. Tai ką aš dar norėjau... Atsiprašau, aš turiu klausimą. Klausau, O ar prašau. reikia rašyti datą? Kur? Kai rašome rašinį, dažniausiai mūsų mokytoja prašo datą rašyti, o reikia, kai pasirašant datą parašyti? Ar nereikia? Jeigu parašysite datą, tai tikrai niekas dėl to nenukentės. Taip, svarbiausia, kad pažymėtumėte 200 žodžių ribą. Ir paskui be abejo neprarastumėte tų 200 žodžių. Na, prašau, Faustai. Prašom, Faustai. Taip, dabar girdžiu.
Taip, labai geras klausimas. Tai dalis didesnė, na šiuo atveju vėlgi, kaip ir kalbėjom, prieš tai buvo jau pateiktas klausimas, taip jeigu pavyzdžiui 15 taškų iš teksto skaitymo dalies, ar ne? Ir iš tų 15 taškų, na ar 5 ar 8, taip yra vertinami, na mokytojo, tai yra vertintojo, taip, ne pats mokytojas, jau paprastai mes vertinam kitų mokyklų mokinių darbus, vadinasi, jau žiūrėkite, jau minusuojame, taip, vadinasi, iš tų 15 taškų jau jūs žinosite tik, na, mažesnę dalį. 15 taškų iš kalbos dalies, jūs jau greičiausiai galbūt žinosite ir visus 15 taškų. Na ir rašinio jūs nežinosite nieko. Kitaip tariant, jūsų laukia automatiškai vertinamos užduotys ir atviro tipo užduotis, kurias vertins mokytojai. Klausau, Matai. Aš norėjau paklausti, kokios apimties turėtų būti rašinys. Labai geras klausimas, mėly mokiniai. Iš jūsų tikimasi, kad jūs parašysite 200 žodžių rašinį. Taip, 200 žodžių rašinį reiškia ne mažiau negu 200 žodžių. Taip, bet jūs galite parašyti ir daugiau žodžių. Svarbiausia, kad pažymėtumėte ribą, juk pasižymėsite pele, ar ne, pamatysite, kur yra 200 žodžių ir kai rašysite, matysite, sistema rodo, kiek yra žodžių, tai toje vietoje skliausteliuose parodysite, kad yra 200 žodžių ir parašysite daugiau. Taip, taip pat matau, Arijus kelia ranką, prašom, ir daugiau dar tų. Sveiki, o kaip pažymėti tą 2 žodžių ribą? 200 žodžių ribą skliausteliuose. Tiesiog įrašykite žodžius skliausteliuose. Paskui netrukus aš tuoj, jeigu turite kantrybės, tada truputėlį dar 15 minučių galima užtęsti. Aš čia tiesiog peršokosiu ir parodysiu jums, kaip parodyti tą ribą, kad jūs vėliau jaustumėtės tvirtesni, bet matau, dar Martas kelia ranką. Prašom, Martai. Sveiki, o taškai bus taip pat skaičiuojami rašinyje, kaip ir praeitais metais? Na, turim omeny, kad, na, taip, faktiškai taip, kaip visada yra instrukcijos, yra taškai, mes matome pagal, na, mokiniams pateiktas atmintinės, kad iš rašinio mokinys gali surinkti 30 taškų, matėme lentelę, kaip taškai konvertuojami iš viso, ar ne, jau paskui visų surinktų taškų suma yra konvertuojama į balus, taip, na ir tokiu būdu jūs jau turėsite galutinį rezultatą. Taip, kviečiu Matą. Matai, keli ranką. Netyčia neišjungiau. Per ilgai mytingė užsisėdėjo. Faustas atjungė kažkodėl eilinį kartą.